jinai... Aš apskritai sakyčiau, administracija yra toksai labai slaptas padalinys įmonė. Ir taip ir ne. Nu, taip. Kaip aš sakau, administratorė kaip darželį auklėtoja, kuri turi grupę iš 300 žmonių. Dažniausiai nervus gadina. Ji turi tvarkyti visus personalo dokumentus, tai yra priėmimo žmogaus dokumentai. Nieko, per langą žiūri. Atostogų prašymai, pažymos, raštai. Čia labai komplikuotas klausimas. Praktiškai nuo visų popierinių klausimų, nuo sutarčių turbūt peržiūrėjimo iki pat bandelių, vaisių ir sutikimo darbuotojų, nuotaikos pakelimo jiems. Man atrodo, viską žino, visko rūpinasi ir spėju, kad daro labai daug to, ko mes nematom ir nevertinam. Dar jinai padeda situacijose, kai prireikia plano B. Įprastai skrydžius užsako, sutvarko dokumentus dėl kelionių. Jeigu kažkokios informacijos papildomas reikia dėl atostogų, tai irgi kreipiuosi į jas. Praktiškai kiekvieną savaitę kokį nors klausimą nueini ir visada gauni atsakymą. Kaip jinai bendrauja, kaip jinai atlieka savo darbus, tai yra tai, kaip žmonės supras ir įmonės tą operacinę sistemą, viską, kokioje aplinkoje jie operuoja. Jeigu biuras būtų namai, tai administratorė būtų tų namų mama. Ai, dar kartais iš šašlykinę padedu užgesinti, kai gaisrą pakūrėm. Turi būti greita kaip žaibas.